Keramikos studijoje laukiami visi norintys savo rankomis pasigaminti keramikos darbelių namams, dovanoms ar tiesiog po dienos rūpesčių dvasiškai pailsėti jaukioje kūrybinėje aplinkoje. Kiekvienam mokiniui bus skirtas dėmesys. Keramikos technologija yra tokia, kad mielo molinio daikčiuko gimimas reikalauja kelių apsilankymų keramikos studijoje. Pirmas etapas – lipdymas. Nulipdytas darbelis turi džiūti, po to yra degamas. Antras etapas – glazūravimas. Darbus galėsite glazūruoti įvairiausiamis spalvomis. Užsiėmimų metu sužinosite apie dekoratyvinę keramiką, susipažinsite su molio savybėmis bei panaudojimu, kuriant įvairios paskirties daiktus, kurie bus puikiai jūsų namų interjero detalė ar dovana draugui. Užsiėmimų metu galėsite nusilipdyti ar pabandyti nusižiesti dekoratyvinius indus, vazas, žvakides. Vadovė supažindins su lipdymo būdais, glazūravimo technika bei molio savybėmis. Rankomis moliu galima perteikti emociją, išgyvenimą, idėją, būseną. Į keramikos užsiėmimus kviečiami 3–19 metų vaikai ir jaunuoliai, nebijantis išsitepti rankų ir norintys prisiliesti prie gamtos derinio – molio. Kviečiame atvykti į Klaipėdos moksleivių saviraiškos centrą Keramikos studiją. Žemėje miegojo, ir saulė svajojo, kad norėtų pamatyti, kaip skirti saulutė švyti. Kartą žemė sudundėjo ir kiti garsai girdėjos. Molis iš miegų pabudo ir iš nuostabos pabudo. Kai vandens lašai užkrito, buvo molis minkštas. Ji pradėjo meistras minti. Minkė meistras kantriai molį, glostė jį lyg savo brolį. Molis džiaugėsi ir galvojo, gal aš patekau į rojų. Meistro rankos šiltos geros, molio puodines padarė. Molis džiaugėsi be galo, jam patiko taip ant stalo. Išdėliotam saulei džiūti, nors neįprasta truputį. Jau padžiūvusias puodynės meistras krosnin susodino. Kuo stipriau ugnelė kaista, moliai gera, nors ir keista. Jis karštoj ugny tvirtėja, molis dega ir kietėja. Išdegtas dailias puodynės susodinęs ir parinkęs spalvą gražią, meistras dailiai jas nudažė. Molių gimęs, molių buvęs, meistrui į rankas pakliūva. Molis virsta indais, plytom, virsta kokliais išraitytais. Juk nuo meistro juk priklauso, kokia molio forma gausis, kiek į jį širdis įdėta, taip kūryboj atspindėta.